Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, mėly ir brangus mūsų žiūrovai, kaip aš jūsų pasiilgsiu. Taip, tai yra paskutinioji 8 sezono Namų idėja su IKEA laida, bet neverta nusiminti. Mes taip smagiai pakeliavome po Lietuvą, mes susipažinome su fantastiškais žmonėmis ir svarbiausia, mes padarėme jos be galo laimingus. Ir galų gale mes prisišvartavome prie Baltijos jūros, mūsų visų mylimos Klaipėdos. Linkėjimai jums iš Klaipėdos IKEAs. Mūsų laidos herojė ponia Vida. Ji gyvena nedidelėme vieno kambario butelyje. Mūsų misija – jame įrengti ir miegamai, ir svetainę, ir gražią, ir jaukią erdvę jai ir jos anūkams. Siužetas apie ponę Vidą. Aš esu Vida. Aš anūkė Evelina. Mes esame iš Klaipėdos. Aš gyvenu 40 metų šiame bute. Mes turime labai artimą ryšį, nes nuo vaikystės augau kartu su močiute. Nuo mažumės mane iš darželio prisiveždavo ir realiai šitame bute pati užaugau. Ir man tokia kilo mintis, girdėdama močiutę, kad noriu vis atsinaujinti. Sakau, pabandom, gal mums pasiseks IKEA sudalyvauti, tai užpildėm skelbimą ir va, mes jau čia esam, čia ir sėdime. Kuo užsiimate? Aš esu interjero dizainerė. O tu? O aš nesenai išėjau į užtarnautą poilsį, esu šiuo momentu senjorė. Na ir mėgaujamės gyvenimu. Mėgaujuosi dabar gyvenimu. Pomėgiai, be kurių negalite gyventi. Mėgstu gaminti. Prie jūros, ne? Prie jūros pasivaikščioti. Mes turim čia šalia parką iš tikrųjų, tai mėgstam nueiti, tai ypatingai jeigu vasara būna ir anūkėliai atvažiuoja, tai mes einam ir ančiukus pašerti, visokius gulbės, ane, gyvena čia nueiti. Jinai yra rytinė žmogus, tai mėgsta nueiti pasportuoti, ko jinai gal nedrįsta pasakyti, bet labai mėgsta sportuoti parkelyje. Pas mumis nuo vaikystės yra, kad kai būnam pas močiutę, jinai mėgsta gaminti. Ir esam priragavę tiek sausainių kepdavo, tiek žagarėlių, tiek pyragų įvairių. Ir įsimintiniausias man asmeniškai iš vaikystės yra žagarėliai. Ir pasakė, močiutė, iš kiek žagarėlių. Tai nes tu jaunystėje gamindavai, kepdavai, ne? Taip. Įsimintiniausias nuotykis. Įsimintiniausias nuotykis pirmas, kai buvom Maltoj, tai mums orų labai nepasisekė ir visas sienas pralijo. Tai įsimintiniausias nuotykis, kai močiutė tiesiog per balas vaikščiojo su basanoške. Tai jo, buvo su bosutėm, tai kiaurai šlapios, tai čia realiai mums nuotykis, nes... Bet labai įspūdinga kelionė buvo, labai įdomu. Reiškia labai daug. Aišku, aš jau esu nebe jaunystė, bet man labai malonu, kad vaikai neužmiršta, kad dukros anūkės pasiema. Kokių pokyčių tikitės iš IKEA dizainerių? Kadangi tai yra vienas kambarys ir tai verda gyvenimas, nes anūkų tai ne vienas yra pas mumis. Ir tai norisi sukurti iš vieno to kambario tokį, kad jis būtų funkcionalus. Tai reiškia daugiau spintų, erdvės, galbūt kažkokia sofa atsirastų, kur galėtų anūkai pernakvoti, ko dabar mes neturim galimybės. Du IKEAs vyrukai viename kadre. Ką? Klausyk, tu dizaineris, profesionalas? Taip, tikrai taip. Tai tikrai teisingai stovim. Kazimierai, visų pirma, kiek tu profesionalas metų? Jau virš 10 metų būtų. O, tai tu jau ekspertas? Taip, tikrai taip. Šios dienos misija tai yra vieno nedidelio kambario buto, kur turi būti ir svetainė, ir miegamasis, tai tavo stichija, supratau, sukurti gražią erdvę. Bet jeigu jisai yra labai nedidelis, ar misija įmanoma? Taip, tai tikrai įmanoma ir pasitelkus modulinius sprendimus galima vizualiai net sukurti didesnę erdvę. Kągi, važiuojame pas Vidą. Padarysime tvarką.
Vida. Taip. Mums aišku, kad jūs esate Vida, Taip. anūkė Eva. Klaipėda. Čia Šventas Kazimieras. Taip, Šventas Kazimieras dizaineris, Jo. labai puiku. Jisai yra labai ramus ir labai susikaupęs. Išgirsti kuo daugiau informacijos apie jūsų nediduką, labai jaukų butuką, iš kurio turėtume padaryti ir svetainį, ir miegamąjį, ir sporto salę, ir pirties nereikia, matau, iš akių. Būtų gerai, neprašau, nesupykčiau. Ne, čia buvo juokas. Taip. Čia buvo, ne, dėl pirties pagalvosim. Vida, kokį kambarį savo svajonį įsivaizduojate? Nu, įsivaizduoju, kad bus labai gražu, bus erdvu. Su senienom atsisveikinsim. Atsinaujinsim. Ir su ta Vesna pavasario laikrodžių senovinė irgi atsveikinam? Ne, dovana. Dovana, gerai. Koks stilius jums patinka? Ai, Cicinas, matau, patinka. Bet čia mes apie muziką, o šiaip... Apie muziką, o labai mėgstu šokti, muziką mėgstu. Ai, dar šokio aikštelės reikia mums, tada stalas koks nors, kur susideda. Neblogai būtų. Mėgstate turbūt tvarką, kad viskas turėtų savo vietą. Anksčiau tai buvo kaip pedantė. Nu, bet dabar irgi. Dabar, suprantat, man turi būti visi daiktai savo vietoje, kad nebūtų taip išbarstyti. Kiekvienas daiktas jis turi turėti savo vietą. Tvarka, bet šito neturi būti. Kokie, tugi irgi turi pilną teisę, kaip sakoma, patarti mums, ko griebtis. Ateina anūkai ir jiems reikia numatyti darbo vietą, tai kur būtų galima namų darbus paruošti ir jiems pernakvoti, nes pavyzdžiui, ateina penktadienis ar ne, namų darbai, jie turi pasiruošti, tai turbūt kažkokias stalas, kėdė. Tai Vida, jums reikia atsinaujinti, baldai jau pasenę. Kokius stilius mąstote, kokios spalvos jums patinka? Pastelinės spalvos, kuo šviesiau, kuo jaukiau. Kad kambarys būtų šviesus, erdvus. Didelis, erdvus. Taip. Tavo pageidavimas buvo spintos? Spintos, nes labai daug paltų turiu. Mielosios, iš viso to mūsų smagus, labai juoklaus pokalbio padaryčiau išvadas, kad jūs labai mylit savo anūkus, labai jam reikalinga erdvė tiek pamokom, tiek išdykavimui, tiek baliams. Taip pati siuntu. Taip, ir jums atskiras kampelis bus sporto, kur ir išsikrausite, kampelis jums paskaityti, pafilosofuoti, miego, svarbiausia erdvė, kad energijos dienai būtų. Oi. Apleidom visai teliką. Žiūrėk, užstojom. Šventas, čia altorius. Taigi kaip jūs mūsų laidą žiūrėsit? Televizorių vieta. Žinoma. Gerai. Bet televizorius pakabintas bus. Mes tai žinom, žinokit, Kazimieras, jisai viską ten. Jo. Supratau. Kazimierai, supratai, pagavai ir... Oi, kai aš ateisiu, tai aš nepažinsiu savo būtų. Gyvename šiandieną, neužbėgame už tai. Įkvėpsime daugiau energijos į kambarį. Gerai. Tai dabar einame lauką sportuoti. Jūs į lauką, mes važiuoti pas jo kolegas, pas Kazimiero kolegas, pas mus didelio komanda, profesionali Kazimierai. Aišku. O, jo, kaip gerai laiką praėjo, kaip užsikroju, žinokit, iki Vilniaus užteks. Ačiū. Jo. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Bonjour, damos. Kazimierai, būk geras, prisėsk, nes tu kitaip aukštesnis atrodai. Šiandieną misiją turim tokią paprastą, kaip visada, jūs pripratę, vienas nedidelis kambarys, jame turi tilpti ir svetainė, ir mėgamasis, gražu ir jauku kaip visada, bet kitaip. Vida, ane, sakyk, Taip. ji yra Mamma Mia. Netrukdau jūsų kūrybiniam procesui, grįšiu netrukus. Jo, sėkmės, ane. Interjero dizaineriams teko rimta užduotis – vienintelį buto kambarį paversti modernę svetainę, kurioje Vida galėtų priimti svečius, anūkus, o taip pat jame tilptų ir miego zona. Ypač svarbi vieta daiktų susidėjimui, nes daugumą jų Vida laiko būtent šiame kambaryje. Dizainerių iššūkis – kambarį paversti erdviu, šviesiu ir tokiu jaukiu, kad į jį kasdien būtų gera sugrįžti. Tad pradėkime nuo baldų.
Viena iš opcijų yra sofa lova Vimle su gulimu foteliu. Tai būtų labai patogu vidai ištiesus kojas, pavyzdžiui, žiūrėti televizorių. Dar viena opcija buvo sofa lova Gralviken, bet dėja jinai neturi kampinės funkcijos ir gal būtų truputį per mažoka, todėl kita opcija taip pat būtų sofa lova Barslo, kuri taip pat turi gerą apmušalą, kuris yra atsparus vandeniu. Tai būtų labai patogu, kadangi daug funkcijų atlieka tas kambarys. Tikrai geras sprendimas, manau, kad ir pačiam kambaryje tokia spalva šviesi padidins pačią erdvę. Taip pat daiktų laikymo sprendimuose gal mąsčiau apie Hauga derinį. Tai būtų kaip veiktų ir indauja, ir televizoriaus sistema, bet tai labai klasikinis variantas, todėl žiūrėjome į laikymo sistemą V-House. Bet taip pat, manau, neužteks vidos poreikiams, nes nebus tiek daug vietos susidėti daiktam ir kadangi mes norime padaryti tvarkingą sistemą, norėsime užslėpti kai kurios daiktus. Todėl, manau, sistema Besta bus geriausias sprendimas, nes jos gylis yra gana didelis, galima turėti spintelės be rankenėlių, tiesiog paspaudus atidaryti, tai tikrai aptvarkys tą kambarį ir gausime daug erdvės daiktams susidėti. Ir bus uždara sistema, kur bus galima padėti daug daiktų ir nebus matomi ir tas toks tvarkingumo pojūtis bus kambaryje. Kadangi Vida miega ant sofos lovos, manome, kad geriau jai būtų turėti savo patogią lovą, todėl žiūrėjome į skirtingas rėmus. Vienas iš jų buvo hemnės, bet vėlgi tai truputį per daug klasikinis, todėl galvojame taip pat gal modernų Blakulen, bet kadangi naudosime Besta sistemas, gal labiau tiktų labiau baltas rėmas kaip Malmo. Norėtus šviesesnio atspalvio, ar ne? Taip, taip. Visi baldai išrinkti, telieka juos išdėlioti. Kaip ir visuomet dizaineriai braižo kambario planą ir sprendžia, kur geriausiai jie tilptų, kad kambarys taptų erdvus ir funkcionalus. Panašu, kad jiems pavyko. Kvieskime Leo. Taigi įdėjome sofa lovą, kuri yra daug funkcionalesnė negu jo senoji sofa lova, turi papildomą foteliuką, bus daug patogiau Vidai atsisėsti ar atsigulti. Taip pat įdėjome kavos staliuką, kuris taip pat yra daugia funkcioninis, galima jo aukštį didinti, mažinti. Taip pat išėmus senąją spintą įdėjome jai miegamojo lovą, kad tai nereiktų tiesti sofos lovos, o jinai tiesiog galėtų vakare eiti miegoti čia. Ir taip pat žiūrėti, ką anūkai veikia, jeigu jie atvažiavo aplankyti. Taip pat apjungėme visą sistemą indaujos ir televizoriaus ir drabužių susidėjimo į vieną didelę sistemą. Ir taip padidinsime visą erdvę kambario. Ir Vidai bus vietos ir kur pabėgioti, kur dviratį pavairuoti. Ir labai svarbu, kur pailsėti nuo anūkų. Šventas dalykas, ane? Taip. Jis tiek energijos turi, už mūsų savų gali. Wow. Klausykit, mėlėjai, taigi paskutinė laida, ane? Tai su vėliu, su fejerverkais ir padarysime. Taip? Tikrai taip. Tikrai taip, važiavame pas Vidą. Ką tik baigėme statyti štai tokią lentyną, kurią galite matyti štai čia už manęs, kuri yra už lovos rėmų. Ir štai taip galima sukurti tokią gražią atmosferą ir virš jos yra spintelės. Ir taip pat štai čia paspaudus mygtuką galima turėti va tokią atmosferinę švieselę. Taip pat skaitimui galima naudoti mažesnius šviestuvus kaip šis. Nu, 3, 2, 1. Atsimerkiam. Ta prasme. Kur mes? Jo. Klausyk, nu iš tikrųjų, kur mes? Čia tiek spinta užėmė vietos? Čia atskiras kambarys, mielasis. Nu, Kazimierai! Pasiruošusios? Užsimerkusios, ateinate 3, 2, 1. Ar reikia užsimerkti? Taip, ateikit.
Jau? Jau, įjungkit save. Vau, Čia, kaip gražiai. visai kitas kambarys. Galėsi rinktis kur miegoti. Jau einat miegot, nu kur jūs? Einat pašakinę. Jau viskas, einam. Klausykit, Gražiai. Netikiu, žinokit, ne mano. Reiks priprasti prie naujo būsto. Čia jūsų namai. Oi. Nu, gerai, tada Evelina. Labai smagu, manau, patenkinote visus lūkesčius. Jeigu jau ašaros liejasi, kurios nesuvaidintos, tai... Taigi norėjom suskirstyti visą butą į 2 zonas, tai turime ir svetainės, ir norėjom padaryti jums vietą kaip ir miegamai, kad būtų ramiau čia miegoti ir nereiktų tos sofos lovos judinti staliuką, tiesti. Taip pat turime tokį jums staliuką, kuris su jo galima važinėti labai patogiai, tai galėsit susidėti, viską galima nusimti. Pat po apačią ir į patalynį dar trūksta daiktų, galima susidėti. Štai čia. Taip. Dėžės irgi galima. Visur yra užslepta, kur susidėti daiktus. Toliau kalbant apie spintas, čia yra irgi drabužiams susidėti ir čia dėžės susidėti smulkesniem daiktam. Taip pat ir šutinė dalis, galime patalinę, pagalvėlę susidėti. Tęsiant apie spintas, taip pat įdėjom ir čia šviestuvas. Galima reguliuoti šviesą indaujoje, kad sutkurt atmosferą. Galima išjungti ir įjungti, ir pasididinti švieselę, pasimažinti. Kazimierė, tu ką pagailėjai šito rankinėlių? Ką rankinėlis? Kam tos rankinėlės, kam tos dulkės valyti tiek, tai norėjom kaip tik padaryti moderniau, be rankinėlių. Mažiau dulkių rinksis. Galima tiesiog atsidaryti. Pat visoje šitoje sistemoje galima įsidėti daiktus, paspaudžius, atsidaryti. Štai čia. Ir čia, anūkam, irgi biški dovanų. Jūsų anūkai, man atrodo, irgi kosmonautai, ne? Panduriu. Ir taip pat įdėjom tai čia lentynėlius, va čia su tokia įpjova, kad lengva būtų remelius pasidėti, matote, taip gražiai slankė. Vienu žodžiu pasaka. Čia ne mano namai. Čia jūsų namai. Užsimerkit, atsimerkit, iškvėpkit, įkvėpkit. Čia yra jūsų, tiesiog kiti, nauji namai. Šaunuolė jūsų komanda. Va taip. Kazimierai, kadangi šiandien yra diena ir televizoriaus dienos metu nevalia jungti, būk geras, galėtum papasakoti. Iš tikrųjų, kokia čia alchemija įvyko? Fokusas, kur ir spalvos. Spalvas bandėm, kadangi prie jūros gyvename, tokias labiau pastelinės spalvas, smėlio, jūros, kaip matome, ir iškilimo, ir taip pat įnešti žalumos, bet ir to natūralaus medžio atspalvių, kaip matome, va čia bestos spintelėse. Bet vis tiek paliekant tą gražų, baltą, modernų išvaizdą. Centrinis objektas jūsų bute, gal nespėjote tai įvertinti ir pastebėti, tai yra šitas staliukas ir man atrodo, ten yra paslaptis kažkokia. Taip. Jį galima štai taip atsiverti. Pakelti. Artėja. Ir va čia už manęs taip pat yra šviestuvas. Tai norite skaityti vakarais, galbūt pasireguliuoti. O kai pavargstat, Vida, va čia galite atsisėsti, kojas ištiesti ir nereikia tos lovos tiesti. Beje, mes sėdėme, bet jeigu ir čia norėsite atsigulti, va čia va taip timtelsit, įsities ir čia nors visi mes ir dar plius. Įsivaizduojat? Ir televizorių. Jaučiu, kad toks grožis ir jūsų anūkams, ir jūsų proanūkiams, ir gal net iki proanūkiams. Labai patiks. Tiesiog Taip. nuostabu. Taip.
Na va, o nenorėčiau, kad tai mūsų ši laida virstų atsisveikinimo koncertų, bet jūs taip gražiai mus įvardinot kaip personažas iš pasakos. Pasaka. Taip, pasaka ir ši yra su gražia pabaiga, kaip ir likusios prieš tai buvusios 7 laidos. Brangūs žiūrovai, ačiū Jums, kad žiūrėjote ir mėgavotės ir tikėkite, kad remontą galima padaryti be jokių kapitalinių įsikišimų, o taip paprastai pasikvies profesionalus dizainerius iš Ikėjos ir viskas bus va taip. Mylim, bučiuojam. Labai ačiū. Ir ačiū. Iki kitų kartų. Jei norite šviesaus, erdvaus ir modernaus interjero, rinkitės baltos spalvos baldus. Tačiau nepabijokite įterpti ir akcentinių spalvų bei tekstūrų. Spalvingos pagalvėlės, užtiesalai ir kilimai suteiks jaukumo, o šviesus medis ar plienas savitumo. Kuo daugiau šviesos šaltinių, tuo jaukesni namai. Todėl šiame kambaryje be pagrindinio šviestuvo dar įrengėme šviestuvėlį skaitymui prie pat lovos, jaukumo suteikiantį šviestuvą prie sofos bei papildomą apšvietimą daiktų laikymo sprendime Besta. Pagyvinti ir sušildyti baltą interjerą padeda augalai. Laikomi ant palangių, šalia sofos ar televizoriaus staliuko, jie suteiks svetainiai žemiško švelnumo. Rėmeliai su plakatais ar nuotraukomis, paveikslai ir kitos dekoratyvios detalės ne tik suteikia erdvei asmeniškumo, bet ir gražiai papildo neutralų interjerą. Jei sienos ramių spalvų, meno kūriniai gali būti labai įvairūs. Smulkus ar didelių matmenų, juodai balti ar spalvoti. Jei kambaryje nedaug vietos, visi jame esantys baldai turėtų derėti tarpusavyje ir sudaryti vieną tvarkingą sistemą. Šiam projektui parinkti baldai Besta, Platza, daiktų laikymo sprendimai ir Malm lova atrodo lyg iš vieno komplekto. Jūs taip pat norite atnaujinti svetainės interjerą ar įsirengti svajonių namus? Jei trūksta idėjų, Ikea interjero dizaineriai mielai parengs jums vieno, kelių kambarių ar visų namų projektą. Daugiau ikea.lt. Laidą pristato Ikea, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.